Sveiki, mėly Batakių televizijos žiūrovai. Su jumis žinios ir aš Austėja. Šiandieną mes svečiuojamės Batakių krikščioniškoje stovykloje. Jie jaunimui pramogauti leidžia jau 15 metų. Pažiūrėkime. Jau 15 kartą gausus būrys vaikų renkasi į Batakius, kur praleis net 4 dienas kupinas neišdildomų įspūdžių. Stovyklautojų amžius įvairus, nuo 5 iki 15 metų, tad linksmybių, juoko ir, žinoma, išdaigų čia tikrai netrūks. Šiemet šiame šurmulyje dūks daugiau nei 150 išdykėlių, o juos globos apie 40 rūpestingų ir aktyvių vadovų. Tad linkime visiems smagiai praleisti laiką drauge ir kitais metais taip pat susitikti Batakiuose. Sveiki, esame Batakių stovykloje, kur vyksta dailės būrelis. Paimsime interviu iš mūsų dailininkų. Sveiki, galime paklausti. Ar labai patinka piešti? Tai kaip čia pasakys, ir taip ir ne. Pagal nuotaiką. Ar patinka šis būrelis? Gal lankote kokį nors dailės būrelį? Ne. Kaip ši stovykla? Aišku, puikiai. Kaip pirma naktis stovykloje? Šalta. Labai sušalote? Žiauriai. Ar patinka piešti? O ką čia pieši? Savo draugą Ražolį. Ar patinka stovykla? Taip, Ar nesušalai naktį? šalau. Tiek iš dailės būrelio. Ačiū už dėmesį. Sveiki, su jumis sveikinasi Batakių stovyklos orų mergaitė. Šiandien jums pranešiu rytdienos orų prognozę. Skėčių jums neprireiks, nes nelis. Naktis bus vėsios, tad nepamirškite šiltai apsikloti. Dienos karštesnės, apsirenkite vėsiau. Šiuo metu žmonės laksto lyg pamišę, perpūtę galvas. Taigi tokia trumpa rytdienos orų prognozė. Kaip matote, Batakių stovykla startavo itin sėkmingai. Linkime jiems didelios sėkmės. O aš su jumis atsisveikinu, gero vakaro ir iki susitikimo.